savaitę visi šalies vairuotojai turi būti itin atidus kelyje. Juk jau prasideda vaikų vasaros atostogos. Jaunųjų eismo dalyvių, kurie ne visada atsargiai elgiasi eidami per gatvę, važiuodami dviračiu tikrai padaugės. Bet ar mes, suaugusieji, viską padarome, kad vaikai nenukentėtų? Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis beveik kas 5 pernai keliuose sužeistas žmogus buvo vaikas. Statistikos duomenimis vaikai dažniau sužalojami dėl suaugusiųjų kaltės, o ne dėl savo neapdairumo. Viena didžiausių kelių eismo problemų – apsvaigę alkoholio ar narkotikų vairuotojai. Dėl jų kaltės įvyksta bene 1/4 eismo nelaimių. Kelių policijos pareigūnai stengiasi užkirsti kelią nelaimiai ir sulaikyti neblaivų vairuotoją, dar neįvykus įvykiui. O ir kiti vairuotojai praneša pareigūnams apie išgėrusius. Sakykime, padaugėjo tų atvejų, kada tikrai praneša, kad vairuoja transporto priemonė neblaivus, bet dar pakankamai mažai ir tikrai tų pranešimų galėtų būti daugiau. Kad vairuoja girtas, tai esu mačiusi, kadangi važiuoju, pati vairuoju, tai prieš mane, priešinę eismo juostą atvažinėjo žmogus, bet kažkaip pavyko išsisukti. Prieš autostradą išvažiavau. Neskambinot policijai, nepranešinėjot, kad važiuoja? Žinot, buvo toks šokas, kad jau man buvo nedaug policijos, nes rankos kojos drebėjo. Nuo 2008 metų šalies keliuose išgėrusių ar kitaip apsvaigusių vairuotojų sulaikoma perpus mažiau nei anksčiau. Tam įtakos turėjo padidintos baudos. Tačiau sėdančių prie automobilio vairo išgėrusių eismo dalyvių vis dar yra. Sunku pasakyti, kad tai yra vienos amžiaus grupės ar socialinio sluoksnio žmonės. Bet iš tikrųjų viena iš tokių grupių galėtų būti dažniau turbūt vyras negu moteris, apie 30 metų amžiaus. Kartais tas amžius būna ir mažesnis, ir pradedantys vairuotojai, bet jie daugiau mažiau saugos. Dėl išgėrusių vairuotojų kaltės Europoje kasmet žūsta apie 10 000 žmonių. Tad kaip pakeisti situaciją? Kokios priemonės padėtų dar sumažinti išgėrusių vairuotojų skaičių? Aš galvoju, kad baudas reikėtų didinti. Nes girti vairuotojai tikrai sąmoningumą jų nepadidinsi, jeigu jie negalvoja, ką jie daro prieš sėdant į automobilį. Sunku pasakyti, nes baudos didinimas, manau, kad padės, kas geria, tas gers, o kas negeria, tai kas blaivus vairuoja, tai vairuos ir blaivus. Galbūt jaunimą trupučiuką reikia daugiau prižiūrėti. Ir galbūt ir turėtų būti bandomasis laikotarpis teisės gauti kažkiek tai metų, bet dar po to jas patvirtinti. Aš manau, kad ir švietimas, ir informavimas, ir viskas, aš manau, padėtų. Pasaulinė patirtis rodo, kad ne vien baudos, o būtent švietėjiška veikla, diskusijų visuomenės skatinimas ir vaikų ugdymas duoda ilgalaikių rezultatų ir sistemingai mažina avaringumą keliuose. Projekto partneris Susisiekimo ministerija.